darau šiokią tokią rakiruotę. Tie augalai, kurie centre buvo labiausiai suaugę, va tokiose dėžutėse. Nes mano didysis akvariumas, kuriame auga žuvis, bręsta Galaxy, Rasboras, taip toliau, jis yra susadintas dėžėse. Ir dabar tokią dėžę, kuo yra gerai tokia dėžė? Kai vazonas, aš jį paėmiau, pakėliau kitą vietą ir jis toliau auga. Pagrindinis privalumas va tokio vazono. Dumblis, nedumblis yra 5 vietoj klausimas. Nu gerai, 3, jeigu estetikas reikia. Ir žiūrint, kas ten gyvena ir jeigu turi sterilius augalus, tada taip. Bet pagrindinis klausimas, augalai gamina deguonį, o ne burbulėturiai. Augalas. Ir į bet kokią akvariumą, vat, kadangi čia dabar yra 157 litrų akvariumas, tai vat toks augalo keras, tai čia maždaug tiek augalų, kiek būtų suaugę 60 litrų akvariume. Va 2 tokie vazonai. Taip, jeigu nori turėti sterilius, ant jų yra dumbliuka. Jeigu nori sterilius augalus, tai nereikia. Bet kiek aš žinau akvariumistų, tai vienetai turi sterilius augalus. O čia pasiimi va tokį kerą, pasiimi. Ir jis daro patį pagrindinį darbą. Pagamina deguonį. Dumblis jau yra indikatorius azoto ir fosforo santykio. Trūksta fosforo, per daug azoto, nitratų, taip toliau, auga dumbliai. Bet tai nemaišo augalams gaminti deguonis. Ir dumbliui, žaliam. Nes žalias dumblis irgi yra fotosintetinantis padaras. Sakykim, žalias siūlinis. Aš laikiau krevetes balkone ir naršinau kažkada koridorus vien tik žalio siūlinio dumblio kuokštuose. Nieko daugiau. Samanas su žaliu siūliu. Šito augalų pagrindinė paskirtis yra gaminti deguonį. Ir dabar, kadangi jie jau suauga iki viršaus, aš ant to žuvų kiekį 3 tokius vazonus čia palikęs, man užtektų. Galėčiau iš viską išmesti. Ir kokiai nors naršyklai. Va, dabar Vietnamo akra partraukiau ir padėsiu. Ir po gostemoną, kadangi yra retas, padėsiu į centrą. Arčiau. O rotalą koloratą, va. Visus lapus suginsiu, kad man norint kažką pafilmuoti, akvariume centre, šitie patys didžiausi krūmai, kurie buvo arti ir jau kirpti buvo ne kartą, kad jie mane užstotų vaizdą. Tuos sustumiu į galą ir man čia priekį padėsiu mažesnius visus tokius skystesnius ir va čia priekį bus daugiau šviesos. Tuo šitie indeliai yra labai gerai. O augalų, jeigu norit iš tos masės, man visos jos nereikės. Į jokius indus. Jeigu kažkas nori, prašom.